Sveiki, aš Tautrimas Lipsa, prezidentas Lipsa, esu jau šiek tiek daugiau negu 2 metai ir dabar prezidentauju. Kuo aš užsiimu Lipsai, esu jau daug išbandęs, esu buvęs HR'as, esu pirmininku buvęs, šiuo metu prezidentauju. Tai kartais gąsdina mane, bet pagirtina. Man Lipsai yra svarbus dalykas, tai dalykas, kur aš galiu išreikšti save ir kur galiu kažką pastatyti. Manau, kad tai yra reprezentavimas psichologijos studentų, kurį būtina kurti ir kuris yra labai geras įrankis mums. Iš tikrųjų, Tautrimai, esi Lipsos patriotas, esi svarbus vyras Lipsai ir iš tikrųjų darai labai daug. Jis viską daro. Tai nuoširdžiai, jis tikrai praktiškai viską mūsų organizacijoje daršia. Žmogus įdeda visą savo sielą ir laisvalaikį šitą organizaciją ir jis gyvena ir pulsuoja ir kvėpuoja, dirbs. Išmokau iš tavęs visko, tos pačios struktūros, visokių pildymų, kalbėjimų, renginių organizavimo ir ta patirtis yra neįkainoma. Pritarsi man. Iš tikrųjų, tai trumpai apie Tautrimą, tai kad aš turbūt nepažįstu jokio kito žmogaus, kuris miegotų, gyventų, valgytų su Lipsa. Ir toks jausmas, kad Tautrimas be Lipsos negali. Ir mes, aišku, negalim be Tautrimos. Tautrimas varo kaip raketa ir kelia Lipsą į viršų. Tautrimas yra labai šiltas žmogus ir labai šaunus draugas ir aš manau, kad Lipsa turi labai džiaugtis, kad turi tokį šaunų žmogų kaip Tautrimas.